Žaidybinimo galimybės mokinių mokymosi motyvacijai gerinti. Individualus darbas parengė Olga Bilko. Žaidybinimas tai žaidimo elementų ir principų naudojimas ne žaidimų kontekste. Tai yra viena iš priemonių, kuri padeda efektyviai siekti tikslų, o kelias link jų pasidaro įdomus ir įtraukiantis. Žaidybinimo aktualumas. Žaidybinimas yra įdomus ir inovatyvus metodas, kuris plačiai taikomas skatinant kūrybiškumą, mokymąsi ir bendravimą įvairiose srityse. Taip pat jis skatina ne tik asmeninį vystymąsi, bet ir bendravimą bei komandinį darbą. Taip pat skatina žmonės tobulinti įvairias kompetencijas bei įgyti naujų gebėjimų. Žaidybinimas padeda mokiniams įsisavinti informaciją ir įgyti įgūdžius per įdomius ir įtraukiančius užsiėmimus. Taip pat jis tampa svarbių elementų ir sveikatos bei gerovės srityje. Žaidybinimo vystymo tendencijos, plėtra ir populiarumas. Žaidybinimas nuolat evoliucionuoja, atsispindi šiuolaikinių technologijų, mokslinių tyrimų ir visuomenės poreikiuose. Kelios svarbios žaidybinimo vystymo tendencijos apima skaitmeninės technologijas, mokymąsi per žaidimus, rimtus žaidimus, gamifikaciją, socialinį žaidybinimą ir individualizuotą mokymąsi. Žaidybinimo plėtra ir populiarumas rodo nuolatinį šio metodo augimą, apimantį įvairias sritis, nuo švietimo iki verslo ir visuomenės. Individualaus darbo problema yra žaidybinimas kaip mokinių motyvacijos priemonė mokyme. Žaidybinimas suteikia unikalų ir veiksmingą būdą skatinti mokinių aktyvumą, dalyvavimą bei mokymąsi entuziazmą. Taip pat suteikia mokiniams aiškius tikslus ir struktūrizuotas užduotis, kurios leidžia jiems matyti savo pažangas ir pasiektus rezultatus. Žaidybinimas skatina mokinių konkurenciją ir bendradarbiavimą. Žaidybinimas siejamas su apdovanojimais ir pripažinimu. Taip pat žaidybinimas sujungia mokymąsi ir pramoką, skatina mokinius siekti tikslo, plėsti įgūdžius ir sukuria palankią mokymosi aplinką. Laboratorinio darbo tikslas, kuris yra susijęs su šiuo individualiu darbu, yra įgyti praktinių darbo su interaktyvių pamokų kūrimo priemonė Geniali įgūdžių, pagilinti supratimą apie šią technologiją. Šioje priemonėje, kaip jūs matote, galima sukurti ir prezentacijas, ir infografikus, ir žaidybinimą, ir taip pat video. Jeigu mes pasirenkame žaidybinimą, čia mes matome, kad galima padaryti kvizus, žaidimus ir pabėgimo kambarius. Pavyzdžiui, jeigu mes paspaudžiame pabėgimo kambarių, tai mes matome įvairiausius šablonus, kuriuos mes galime pasirinkti, arba galima sukurti ir nuo nulio. Tai pavyzdžiui, aš pasirinkau kalėdų pabėgimo kambarį ir jame aš galiu daryti visokius pakeitimus. Tai aš galiu ir pasirinkti tekstą, jo formą ir fontą, taip pat galiu įterpti arba pakeisti paveiksliukus. Visokios interaktyvūs elementai čia yra, tai pavyzdžiui, mygtukai, kurie paskui aktyvuojasi, kurie irgi juos galima įterpti pagal prasmę ir visokias kitokias priemonės. Klausimų sudarymai irgi turi įvairias formas. Na ir žinoma, aš galiu įterpti ir įvairią muziką savo iš kompiuterio arba arba atsisiųsti iš interneto. Taip pat galiu įterpti video, kurį irgi galiu atsisiųsti arba iš interneto YouTube arba dabar aš noriu jums pademonstruoti, kaip veikia jau sukurtas pabėgimo kambarys. Taip yra 4 tirpiniai ir mes turime juos atlikti
iš eilės atsakome į klausimus. Mes renkame eglutės papuošimus ir surinkę, atsakę į visus klausimus, kurie yra kiekvienam burbule, mes prieiname prie dovanos ir tada mes galime papuošti visą eglutę. Taip mes įtraukime mokinius į mokymosi procesą įdomiai ir žaismingai. Dėkoju už jūsų dėmesį.